Karalius Mindaugas yra tiek kolosali Lietuvos istorijos asmenybė, kad ietis laužomos iki šiol. Kaip ir minėjau, skirtingų tautų šaltiniai nušviečia jį labai skirtingai, istorikai pabandė sulipdyti šiokį tokį loginį paveikslą, tačiau yra ir tam tikrų kabliukų. Toks vaizdas, jeigu istoriją apie karalių Mindaugą žiūrėtume kaip į kokį karolių vėrinuką, ir jis buvo sutraukytas, kažkokiu būdu vėl surištas, tačiau kai kurie karoliukai liko atliekami, nebetinka į istorijos bendrą mozaiką. Tai va, paminėsim šiandien kelis faktus, kurie yra labai keisti ir kartais jie tiesiog nustumiami į šoną, nes sudėtinga suprasti, ką tai galėtų reikšti. Kągi, važiuojam. Pirmiausia, pasižiūrėkime galbūt apie Mindaugą ir jo epochą, aplinką. Mums kažką galėtų pasakyti to laikmečio monetos, antspaudai, pačio Mindaugo portretai ir panašiai. Tačiau keista, kad Mindaugas kaip Jėzus Kristus. Niekas nežino, kaip jis atrodė, nors 10 metų buvo viduramžių karalium, net neužsisakė pagal vakarų pavyzdį jokio portreto, jokių monetų neišleido, o dėl antspaudo irgi keistas dalykas. Teoriškai vienas išlikęs ir jame lyg matome patį Mindaugą, bet nesame tikri, ar ten tikrai jis, kadangi jis iš tų, matyt, vienų iš tų dovanojimų rašto, kur neaišku, ar jie patys nesufalsifikuoti. Bet kadangi alternatyvos neturime, tai pabandykime panagrinėti, gal ką įžiūrėsim. Ir kągi matome, sėdi kažkoks bičas su chalatu kažkokio arabišku ar totorišku, ant kažkokios kušetės ar skrynios lobių, rankoje laiko ar tai skeptrą, ar tai ietį ir, sakykime, valdovo obolį galbūt. Galvos apdangalas dar kiečiau. Aš karūną šiandien niekaip neįžiūriu. Matau kažkokią arba mongolišką kepurę, arba netgi su kažkokios ataugos skandinavišką vikingų šalmą, nors tikriausiai su ragais tokių nebuvo. Ir netgi vyskupo kokią kepurę primena. Kažkokia fantastika. Tai Repšys, dailininkas atkūrinėdamas medalį pagal šitą antspaudą, tai irgi matyt negalėjo patikėti, ką mato, tai tiesiog atspaudė paprastą standartinę karūną. Jokingiausia tai, kad Mindaugą beveik visi galim pažinti iš visokių knygų vadovėlių, kur po kelių šimtmečių sugalvotas vaizdinys su didžiulė barzda, bet vienintelėme išlikusiame pusiau originale tai gražiai nusiskutęs vyriškis, net su šukuosena kažkokia. Va, kaip netitinka legendos ir realybė. Kiečiausia, kad ir ankstesnio pasakojimo herojaus Danilo Haličiečio antspaudas irgi buvo labai panašus, sėdi toks didulė ant skrynios, netgi tokioj pačioj pozai. Tai ar čia kas nuo ko kopijavo, ar tiesiog popiežius, kai dalino į kairę į dešinę karūnas, tai ir antspaudus to pačiu tokius pat visiems davė. Griuk negyvas. Galbūt tada Mindaugo laikų monetos mums ką nors pasakys. Galbūt ir pasakytų, jeigu rastume nors vieną, o galbūt nemokame atpažinti. Nes toks vaizdas, kad karalystei pinigų nereikėjo. Nors senovės lietuviai žinojo jau monetas, nes randama ir Romos laikų, ir arabų monetų Lietuvoje. Bet tapus karalystei kažkodėl niekas savų nepradėjo štampuoti. O ką mums sakoma? Kad pailgus sidabro pagaliukus naudojam, vadinami ilgieji. Visaip išraityti, išpjaustyti. Gal čia nominalai, pasiemi, išsipjauni ir padidini vertę. Kiti mano, kad čia nustatyti lydinio kokybei. Tai gaunasi kiekvieną kartą atsiskaistant, įsipjauni ir pasižiūri lydinio kokybę. Nes kam tiek tų įrantėlių. Bet jeigu nemokėjo Mindaugas štampuoti pinigų, taigi jis jau valdė Naugarduką, Polocką, tokį galingą prekybinį centrą, kur atseit jau pakrikštytas keli šimtai metų anksčiau. Tai turėjo ateiti ir sakyti, po 100 kalakutų. Greitai štampuokite naujo karaliaus monetas, bet kažkodėl neštampavo. Panašu, kad ir savo neštampavo. O kaip tie ilgieji funkcionavo? Jų labai didelis nominalas, nes ten daug sidabro. Tai sako, jeigu reikdavo duoti gražos, tai atkapodavo gabaliuką.
slaviškai kapoti yra rubit, nu tai taip gaunasi, kad mes naudojam rublius, nes nuo žodžio rubitgi rubliai pasidarė. Na, keisti dalykai. Jeigu jau ant spaudų monetų ir portretų tyrinėjimas nieko apčiuopiamo nedavė, tai bandykime pažiūrėti, ką apie save rašė pats Mindaugas, nes vis tiek buvo susirašinėjimas su Kryžiuočių ir Livonijos ordinu bei su popiežium, ir pasirodo irgi ne kažką ten išlykę, yra tam tikri privilegijų raštai ten Rygos, pavyzdžiui, prekybininkam, ir pagrindė jau minėti tie visokių žemių atidavinėjimo raštai. Ir kaip prisistato Mindaugas, kad Mindove, die gracijas rex, tai kad iš Dievo malonės karalius, o kieno karalius prasideda keistenybės, nes originalaus faksimilio aš nematau, bet istorikai labai skirtingus pavadinimus naudoja, tai gal ir Mindaugas skirtingus naudoja, ir Lietovija, ir Litovija, ir Lietovija, ir Lietchovija, ir Lietovija. Tačiau viską suvedus į translate ir paspaudžius išverskite iš lotynų kalbos, įvyksta stebuklas. Viskas virsta į Latviją, išskyrus vieną pavadinimą, kurį taip ir palieka Litovija. A kur Lietuva, leiskite paklausti? Gal čia koks pokštas, gal dirbtinis Google intelektas iki šiol nesugeba suvokti, kas prieš 800 metų darėsi Lietuvoje? Bet ne, pasižiūrėkime žemėlapį, kaip iki šių laikų įvairios tautos vadina Latviją ir pamatysime, kad ten, kur dominavo lotynų kalba iki šiol, išlikę va tokie pavadinimai Letonija, Lietovija ir panašiai. Tai reiškia Mindaugas arba nerealiai trolino ordinus, arba jis valdė kažką kitą nei Lietuvą. Nu, kaip paaiškinti tokius dalykus? Įdomu ar netiesa? Bet dar įdomiau pasidaro, kai pažiūrime į kaimynų šaltinius, kaip jie masto, ką ten Mindaugas valdė ir kas jis buvo. Tai pavyzdžiui, Baltarusų istorijos knygose rašoma, kad jis Tuteišas, taip ir rašo Tuteišas, vietinis slavų kunigaikštis. O kuo tai grindžia? Na, kadangi nežinoma kažkokių tai faktų, kad jis su jėga užiminėjo ten Naugarduką, Polocką ar panašiai, nu tai jis turi būti Tuteišas, tokie miestaigi negalėtų pasiduoti, ar ne? Bet čia pat jau už kelių pastraipų prasideda ir pas juos painiava, nes, visada galvodavau, Mindaugas pagonis iš pradžių buvo, paskui katalikas, paskui vėl pagonis, prie ko čia tai, kaip gali litvinistai tam Mindaugą bandyti pasisavinti, o pasirodo, jie turi labai įdomą įmą. Atseit 1246 metais, 1246, jisai spaudžiamas priešų perbėga į Naugarduką ir ten apsikrikštyje. Ir gal susigėdė, prideda sakinį, kad, ne visai aišku, į kokią tikybą pasikrikštijo, galbūt ir arionizmą, Mindaugas Arionas. Kaip jums toks ėjimas? Bet čia pat jau už kelių pastraipų prasideda ir pas juos painiava. Jeigu ir sakykim, kad jie turėjo meni, kad stačiatikių krikštą priėmė, tai kyla klausimas, o kam jam krikštyti stačiatikių, jeigu pagal jų istoriją jis ir taip Tuteišas, slavų kunigaikštis, o Kijevo Rusios krikštas jau įvykęs prieš 200 metų, o gal neįvykęs? Kaip bebūtų, bet ir litvinistų knygos apmaudžiai konstatuoja, kad jeigu ir krikštijasi Mindaugas į stačiatikius ar arijonus, tas krikštas jam nelabai patiko, nes kokio velnio jis nepadėjo vis tiek jam taip kovoti prieš kryžiuočius ir Livoniją, todėl po 5 metų jau bėgo krikštytis Romos katalikų. Tai, kad Mindaugas visų yra tąsomas į visas pusės, daugiausia galbūt lemia tai, kad apie jo kilmę nelabai kas žinoma. Žinotume, kas jo tėvas iš kokios giminės, tai negalėtų svetimieji jo ir bandyti pasisavinti. Bet ar iš tikrųjų jau taip nieko nežinome? Livonijos kronikoje yra nurodoma, kad treniotai Mindaugą kreipėsi tokiais žodžiais, kad tavo tėvas buvo didis karalius, kuriam nebuvo galima rasti lygių. Tai kaip čia gaunasi? Dar vienas karalius iššoko, dar prieš Mindaugą net. Tai ar nebus ir su Lietuva, kaip su Makedonijos imperijos gimimu. Visi žinom Aleksandrą Makedonietį, kuris ten beveik visą tuomet žinomą pasaulį nukariavo.
tačiau mažai kas žino, kad visą tą karo mašiną ant bėgių pastatė tai jo tėvas Pilypas II. Ir būtent ankstyva Pilypo mirtis lėmė, kad visą jau pakurtą katilą perėmė Aleksandras ir jam tik reikėjo paspausti gazą ir pradėti važiuoti. Nes tas faktas, jog Mindaugui valdant aplink buvo tiek daug priešų ir netgi po jo mirties valstybinis aparatas nesubirėjo suirutės metu ir valstybė nesugriuvo, nurodo tai, kad ji turėjo gal truputį ir gilesnės šaknis, bet kas galėjo būti šitas tėvas Mindaugo, lieka didelė paslaptis. Versijų yra nemažai, nuo legendinio Ringoldo iki tikrai paminėtų kunigaikščių tokių kaip Žvelgaitis ar Daugerutis ar Živibundas, Stekšys galų gale. Keista, kad jie visi beveik žuvo jau kovodami su Livonija arba Naugardu. Ne Lietuvoje buvo užpulti, jie puolė visus kitus, kas įdomiausia. Tai štai kokios tokelės, skaitant tiesiog vadovėlius istorijos, tai atrodytų, kad ten senovės lietuviai gyveno, miške žvejojo Nemune, ir staiga prie Mindaugo iššoko iš miško ir valstybė labai karinga. Pasirodo, ir iki jo buvo krūva visokių kariūnų ir kunigaikščių ir netgi karalius, kaip sakoma. Kaip matome, kur bedursime, galai vis kažkaip nesaina. Apie tą patį Mindaugo atsivertimą į pagonybę po Durbės mūšio. Nes vakarai ir popiežius buvo baisiausiai perpigę, ten kvietė kėlę riterius į naujus kryžiaus žygius prieš sukilusius prūsus, žemgalius, žemaičius, galų gale prieš net Rusijos kunigaikščius. Mindaugo neliečia. Ne tai, kad neliečia, jo visai nemenė, jo neatskiria nuo bažnyčios, lyg jis būtų šventuolis. Tuo tarpu Livonijos kronikos rašinėja ir kaltina, kad Mindaugas toks pasidaręs baisus, kad net riterius kepdavo kaip šašlykus, po vieno mūšio 6 netgi paaukojo dievam. Tai kaip tai logiškai paaiškinti? Ir dar kartą negaliu negrįžti prie vardų analizės. Kaip jau buvo minėta, Mindaugas pagoniškas vardas. O jo krikšto vardo nežinome, jo karališko vardo nežinome. Tuo tarpu jo žmona Morta, tai yra tik krikščioniškas vardas. O koks buvo prieš krikštą, mes nežinome. Galbūt tai buvo Marfa, Morta Marfa, tai gautųsi, kad ji buvo stačiatikė, tačiau ji buvo atimta iš vieno iš Bulionių brolių, žmona jį nužudžius. Tai kaip ir pagonė turėjo būti. Ir pagaliau trečia pagrindinė istorijos veikėja, dėl kurios visas šaršalas ir kilo, tai būtų Mortos sesuo, kurią Mindaugas ištekina už Daumanto, kuris vėliau Mindaugą ir nužudys. Dėl to, kad po Mortos mirties jisai tą jo žmoną sau pasiėmė. Ir čia kaip kokia Trojos Elena, dėl kurios vos valstybė nesugriuvo, baisus vidaus karas kilo. Tai įsivaizduokite Iliadą, Homero pasakojimą ir nežinotume netgi Elenos vardo, gražuolės. O šitos sesers mes nežinome ir kas vyksta toliau, kai Daumantas atkeršė, užmuša žmonos grobiką, jie toliau su žmona ilgai ir gražiai gyvena. Ne, jis pabėgęs į Pskovą netrukus susiranda naują žmoną. Tai kur šita dingo, o gal visai ne dėl jos ir kariavo? Dar gražiau pasidaro panagrinėjus pačio Daumanto gyvenimą, nes tai atrodo tiesiog neįtikėtina, Mindaugą nužudė kažkoks paauglys vaikėzas. Na pažiūrėkite, Mindaugas minimas jau nuo 1219 metų, o nuo 1238 metų jau daug žinome ir apie jo priešus, ir apie sąjungininkus, bet Daumanto kaip nėra, taip nėra. Jis kaip Pilypas iš kanapių iššoka prieš pat Mindaugo nužudymą. Ir tai kiek jam tai galėjo būti metų? Galbūt jisai tiesiog buvo labai nežymus iki tol kunigaikštis. Gerai, po Mindaugo jis dar gyvena ilgiausiai pragyvena dar krūvą valdovo ir miršta Pskove 1299 metais. Ir rašo, kad ne nuo senatvės, kad jis iki pat paskutinės dienos vadovavo karo žygiam ir nuo epidemijos, tai yra apsirgo ir numirė, o net nebuvo sukriošęs dar senis. Dar kiečiausia, kai jis į Pskovą pabėga, tai ką jis veda? Jis veda jau mums pažįstamo iš anos serijos Aleksandro Nevskio anūkę, kiek jam galėjo būti metų, nes
Aleksandras Nevskis, Mindaugas ir Danila Haličius kartu veikė, jie buvo maždaug bendramžiai ir mirė visi beveik vienu metu. Ir kaip tada gaunasi, kad toks jaunėlis, niekam nežinomas Nalšios kunigaikštis Daumantas ramiai praeina pro visą Mindaugo sargybą, išmuša visą jo giminę, toliau dar kartu su Treniota kurį laiką valdo, o kai pabėga į Pskovą, jį priema kaip išskėstom rankom karaliaus žudiką, va tai priema, šiaip viduramžiuose niekas karaliaus žudikų nemėgo. Kas toliau? O toliau dar kiečiau. Keli mėnesiai po pabėgimo į Pskovą Daumantas ir tampa valdovu, kunigaikščių Pskovo. Tai ką, taip stebuklingai sutapo, kad jį priėmęs kunigaikštis iškart numirė, o kaip kur jo giminės, kur kiti pretendentai. Tai gal Daumantas padarė tokį patį triuką kaip su Mindaugu, išmušė visą giminę atvykęs į svečius. Neturiu paaiškinimo. Ir galiausiai jį šventuoju tampa, netgi išlikęs jo kalavijas, kuriuo galbūt net patį Mindaugą nugalabijo. Kaip žinome iš istorijos, sąmokslui pritaręs ir vėliau didžiojo kunigaikščio kepurę paėmęs Treniotą, nužudomas maždaug po metų. Tai Mindaugo šalininkų likus ir Vaišelgos sūnaus Mindaugo. Tai logiškai mąstant ir Daumantas turėjo būti taikiklyje. O ką mes matome? Jisai konfliktuoja tik tai su vienu kažkodėl Nalšios kunigaikščių tokiu Girdeniu. Ir ten tas nesveikai krūvinas, tas jų konfliktas, o jie dar ir giminės. Tai vienas, tai kitas puldinėja žemės. Po vieno išpolio metu Daumantas į nelaisvę paima Girdenio žmoną ir 2 vaikus. Ir o stebuklė. Ta Girdenio žmona pasirodo yra jo tikra teta, o tie sūnus tai pusbroliai ir jis jos paima į nelaisvę. Ir dar po kurio laiko viename iš mūsų žūsta pats Girdenis. Na tai matyt, tada jau keršytojai turėjo kitą kunigaikštį prieš jį siųsti. Bet nieko panašaus. Daumantas iškart susitaiko su Lietuva, vėliau ir Traidenis jo niekada neliečia. Daumantas savo ramiai kunigaikštauja Pskove, kovoja su Livonijos riteriais, taip pat su kitomis buvusios Kijevo Rusios kunigaikštystėmis ir galiausiai sulaukęs žilos senatvės miršta. Tai logiškai mąstant, kas čia vyksta, galbūt laikas dar kartą pažiūrėti į Mindaugo mirtį ir kuris galėtų būti palaidot. Ir jeigu manote, kad su Mindaugo mirtimi viskas aišku, kaip vadovėliuose parašyta, tai tikrai taip nėra, nes vadovėliuose tik viena versija. Oficialiai teigiama, kad Daumantas buvo išsiųstas su likusią kariuomenę Mindaugo į Briansko sritį ten kariauti, tačiau prieš žygį metęs burtą nusprendžia, kad žygis bus nesėkmingas, atsiskiria nuo kariuomenės ir su savo ištikimais vyrais grįžta ir slapčia nužudo Mindaugą, tačiau netgi vien pagal metraščius jau netitinka tos vietos, kur jį galėjo nužudyti. Vienur rašoma, kad Mindaugo pilyje, kitur, kad medžioklės metu, trečioje, kad jam vykstant apžiūrėti savo žemės ar netgi išvis kariauti vykstant į Livoniją. Pati kečiausia versija išdėstyta vienoje iš Rusios metraščių viename, kur apskritai verčia aukštinkojam visą vaizdelį, nes ten parašyta, kad būtent Girdenis nužudė Mindaugą, o Daumantas vėliau su juo kariavo tam, kad atkeršyti už Mindaugą. Ir logiškai gaunasi, kai jis užmuša Girdenį, kovos su Lietuva ir pasibaigė. O kur Mindaugas palaidotas, tiesą sakant, nelabai ir žinome, netgi nežinome pagal kokius paprašius, pagal pagoniškus ar pagal krikščioniškus, nes tai absoliučiai skirtusi pobūdis palaidojimo. Galiausiai nežinome, ar iš vis jis buvo palaidotas, jeigu jį taip iš keršto nužudė, gal kur nors pakasė pamiškė ir sudegino slapta. Mes tai nežinome, bet yra kas ir žino. Štai, latviai. Kadangi vis tiek Mindaugas tokia pusiau mistinė būtybė, kur absoliučiai logiškai nepaaiškins jo gyvenimą, tai jie tiesiog paėmė vieną versiją, kad jis žuvo Agluonoje, Latvijoje, Livonijos teritorijoje kažkodėl ten užklydęs, tikras Latvijos karalius.
Nu ir kadangi ten žuvo, ten jį ir palaidojo, ir pastatė netgi paminklą. Na, mes kažkaip taip nesugalvojom. Rezimuojant galime teikti, kad vargiai ir Lietuvos istorijoje rasime dar tokią spalvotą ir kontroversišką asmenybę kaip Mindaugas, labiau netgi tokia mitologinė būtybė kaip koks Tesėjas ar Persėjas. Nu, tokias skaitant istorijas galima jau pradėti abejoti, ar išvis jis egzistavo, ar kiekvienas paišė kronikistas savo versiją tam, kad pareikšti pretenzijas į lietuvių žemės. Bet kokiu atveju iki pat 20 amžiaus Mindaugas buvo istorijos paraštėse toks uždarytas, kad paliko valstybę tai gerai, bet šiaip visiems labai negeras. Ir tik tai prie Smetonos buvo reabilituotas kaip valstybės kūrėjas ir tas vardas vėl atgimė ir dabar daug vaikų, berniukų nešioja šį vardą. Tai va, kas turite Mindaugo vardą, galite didžiuotis ir pasirinkti tokią istorijos versiją, kuri jums labiau patinka, nes vienos teisingos kaip ir nėra. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, iš tikro Mindaugo paslapčių skrinelė dar pilnai neišsemta, gal kada ir trečią dalį papasakosiu, o kol kas prenumeruokite, dėkite patiktukus, arba nedėkite, jeigu nepatiko ir nepritarėte, ir iki kitų susitikimų. Postscriptum. Na, keistos istorijos su Mindaugu nesibaigia ir šiais laikais. Pavyzdžiui, tikriausiai visi esate matę jam skirtą paminklą Vilniuje prie naujojo arsenalo. Ir iš tikro tas paminklas iš pradžių tai buvo kurtas kaip paminklas Gediminui. Tiesiog nelaimėjo konkursą, buvo perdarytas, pakeistas užrašas, tada laimėjo konkursą Mindaugui. Nežinau, tai legenda ar ne, bet pasižiūrėjus į veidą, tai tikrai jis labiau primena Gediminą iš senųjų įvairių grafikos darbų. O aplink postamentą pabandyta išgraviruoti senovinį kalendorių, tačiau kadangi ne visai aišku, Mindaugas labiau buvo krikščionis ar labiau pagonis, tai nuspręsta visas šventes sukalti į vieną krūvą, o jau ten žmonės atsirinks. Kaip sakoma, oikumena, religijų draugystė. Na, turim, ką turim, džiaukimės bent tuo. Dabar jau tikrai ačiū už dėmesį ir iki kito karto.